Nu, labdiena, triušininką. Sveikinamės iš triušidės. Tai kapituram parduoti triušių, jie kas norėtų. Turėjom, čia yra antrą mėnesiaus ir trečią mėnesiaus gimėjom. Tai kiek čia gaunas jau apie 7 mėnesius jau triušiai yra. Tai va čia patinukų turėjom, dar vieną patelį burgundo. Čia irgi dar patinėlis yra. Čia dar vienas patinėlis, tai vas ir 3 patinėlė ir viena patelė. Čia dar turėjom jaunesnių. Čia 5 mėnesių ir tų dar neparduosiam. Tai ir jaunesni du. Čia triušių va tų, kur parduodu, mama yra. Tai va, turėjom biškį parduoti šią dainą. Daug nėra. Jau vienas iškeliaujas ir pas kolegas. Patinį patelį veina. Veina irgi kaip ir. Ir turėjom užprašytą. Neaišku, kas čia jums, neims. Tai va, kas norit, galit kreiptis. Arba susirasti Veislyną Moną LVTA puslapyje, Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijos puslapyje, tai LT9 Mon veislyns yra. Tai va, kart sugalvosit, kas galit kreiptis. Kažkon išsirinksit. Tai va. Tokie dalykėlė. Va taip triušiai gyvena. Kaip sak, narvus. Šiaip tus triušis burgūnus gal laikyti ant, nebūtina ant pakratą. Gal laikyti ant, kaip sak, kur ir, nu vat, su tinklu, tik ten storesnis. Grindinis tinklas turbūt storesnis, netoks, kaip čia kai ir monedėts. Šiaip grindimi ir storesnis ir tankesnis akutis biški. Ir dar kumpelė padėt kiti tokį kažkokį, na, plastikinį ar medinį kažkokį tokį, kokį 40 tokį, kur triušis turėtų pailsėti. Bet čia ani ir nebėjans gali laikyti ant tinklą. Tai va, burgunda ir irgi, kas žin, kas nežin, mėsinį veislį triušių. Kaip sak, pasižymaniai mėsinė išeiga nebloga visai, kadangi kaulas smulkiai ir mėsos santykis gaunas neblogs. Tai nei pats tas ir kas dėl mėsos, arba dėl grožio, arba nuratsinaujinti, kažko naujo pabandyti. Tai vad gal kreiptis į išsirinksit. Bandys gal dar aprašym įdėti telefoną. Įdėsim, čia vienas pasislėps patinėlis. Šiaip sveriau, nes tai vienas klausė svorio, tai dabar ir, tai kas čia gauna 7 mėnesiai, ten 7 mėnesiai 2 savaitės. Tai patinėlė sver 4 kg 600, 4 kg 7. Patelė irgi kažkas panašaus, taip pat sudėjama, patelis nesveriau, bet 4 plus bus tikra. Aš nesistengu tų triušių labai nupenėti. Kaip matot, štai ir pananiai žulės dar papjaunam, šeinu daudam. Ir va ir daudam mėžių ir kombinuotų. Šiaip čia ir kombinuot 50, bet čia tik tą savaitę vien kart gaun kombinuotų. Kai jau skaityk, realiai kaip ir subrendi triušę. 7 ar 8 mėnesių jau galim traktuoti, kaip ir vidutinis veislis jau ir subrendis. Tai nevedaudu labai kaloringa, nes patinėlėm, pažiūrėjau, kai žiūrinu patinėlis į gražiai nuaugys. Jokių pagurkliaus nesimat, nieka, nes jeigu aš daučiau nam dar labiau kaloringesnį maistą, tai jau gaunas negerai, tai jau ištunk ir iš patinėlį naudos 0. Patelį tep jau
matus, kad jau biški nori pagurklį augintis, tai stengiaus neperpenėti, nes va tokie jauni triušiai mėgsta išspenėti ir problemas būn sukergimas. Nu, tai galim pažiūrėti šitą mamą ir o matot, koks pagurklis ir patelis vyresnis, nu jau į 2,5 metų, ar tai 3, nereik norėti. O mama, o šitą biškį grūdų turėjai, suvalgė, žulė irgi ir laikoma toj pusiau leisesnių racionų, nes kergiams yra kergti, šitą bandėm sukergti. Žiūri, kad nelabai rujo, tai reik biškį bandyti dar su maistu pažaisti. Tai va, tokie dalykai. Grįžtam į keliam video, kelsiu. Seniai besirodžiau. Tai va, tokie dalykai. Kažkas nauja, tai galim parašyti. Tiksliau neparašytų įkelti. Vidusika. Iš triušių. Gyvi dar, laikom, auginam. Vein darbin patel kulkas betur, nes šį pavasarį mane vein patel kreta. Iš tų šmutinėjant slėniais. Tepinė aišku, kas buvo. Kažkas bus su pašaras negerabai. Tai va, jau buvo įkėlis prieš tai video, ką buvo nuostolių. Tai dabar kažką reik žiūrėti šitą iš tų rudeninį parodų iš užsieniaus. Kolegas kreiptis, kas galėtų parvežti mane naujas medžiagos iš užsienio veislynų, nes Lietuvo aš jau nelabai aišku, iš tikrųjų net neaišku, nebeišku mane papirkti. Aš pats esu buvęs pardavęs jau kitiem veislynam ir kolegas, kaip sakė, man nelabai kontor pasiūlyti, nes giminystė tai jau prasideda ir tų kolegų nedaug, tai ir kokie 3-4 augiam burgundus. Kas liečia dokumentas, veis. Tai va, tiek žinių. Gera, ačiū, kad žiūrat. Kas žiūrat, galite palaikinti. Kas prenumeruokit, jeigu nesusiprenumerai, bus paskat dažniau įkelti. Tai teik. Iki.